Labukas, turiu kelias fanų dovanas, tai dabar kartu jas ir išpakuokim. Oji siunta iš Vilniaus riešės, man atrodo, kad čia gali būti Patricija, jeigu aš neklystu. Dovanėlė. Labas Monika, čia Patricija, teisingai atsimenu. Kelis kartus pas tave buvau TikTok laivo būrelyje. Ačiū, kad laimėtoja irgi pasirinkai mane. Taip dalyvavo kažkuriam konkursui ir laimėjo. Džiaugiuosi, linkėjimai. Dovanėlė. Net uždėjo bučkį, žiūrėkit kaip mielai. Eik tu savo. Aš čia nutuokiu net, kas gali būti. Bet nesakysiu garsiai, gal suklysiu paskui. O, kaip cute, pasižiūrėkit. Padarė man žieduką. Ir padarė apyrankę. Oi, kaip gražiai, kaip fainai, kaip tu šaunuolę suderinai. Žiūrėk, net prie mano įvaizdžio tinka. O, wow, šiaip žiauriai prikolas. Aš net šiandien su žaliais ir rožiniais žiedais, o jinai užtaikė taip, kad va. Žiūrėkit, mano nuotaika žalia, užsidėsiu žalią pusę. Mano nuotaika rožinė, užsidėsiu rožinę pusę. Kaip gerai atrodo. Ačiū tau, Patriža. Sekanti dovana yra iš Lazdijų seniūnijos. Aš tikiuosi, čia nieko neprakirpsiu. O, iškart matau saldainių prikrovę. Aš iškart ir pasivaišinu. Aišku, gal nebus labai mandagu šnekėti su saldainių burnoje. Bet kaip tik labai kažko saldžiai norėjau. Kaip fainiai. Čia kažin ar ne mano fanės irgi. Irgi. Papuošalai. Kaip gražu. Jas bart. Ir spurgai apyrankė. Čia ta nuostabi mergaitė, kuri susisiekė su manimi ir sakė, nori padaryti man lauktuvių 2 apyrankės. Ten yra ir raštelis. Vai, kaip mielai. Žiūrėkit, koks kiutalas. Aš, žodžiu, pasiprašiau apyrankių 2. Tai išpakuosiu ir sesiai net nebandykit sakyti ir nebandykit užtaginti, nes čia bus staigmena. Kai susitiksiu sesę šiandien, aš jai norėsiu šitą spurgos apyrankę padovanoti. Tai pasižiūrėkit, paprašiau vieną, kad padarytų jas bar. Vieną jas bar, su šitais atidarimais mano pirštai nesugrabalioja. Pasižiūrėkit, kaip čiūt. Spurgai, tai nebandykit užtaginti. Neįspoilinti dovanos, gerai? Žiūrėkit, kokia gražiai jas bart. Kaip nerealiai. Va, sakau, mano fanai visada yra geriausi, nes jie puošia mane, tiesiog puošia. Ir dar va šitą vieną man padarė su smailiuku, kad derėtų. Kaip nerealiai. Ačiū tau labai. Pasižiūrime, kas raštelėje parašyta. Pum, pum, pum. Toks kiutalas mažiukas. Oi, net 2. Gerai, žiūrim, kas čia. Daugiau Shop Be Gabe. Galite susisiekti Instagrame. Matot, kaip fainai atsiunčia siuntas. Prikrauna saldainukų, parašo mielą raštelį. Labas Monika, štai yra apyrankės pagamintos su meile. 2 vienodos apyrankės sesėms, širdelė. Juodos apyrankės, kurių norėjot. Su šypsenėlė jums už gražią šypseną. Su meile Agapijos. Kaip miela. Ačiū, tai esi nuostabi. O tas saldainis kaip tik man buvo reikalingas. Dar čia vienas smulkmenėlė yra. Tai patikrinam. Oi, dar 2 gražios apyrankės. Kaip fainai, kaip smagu. Sakau, savo mažulėlius, mažus brandus tikrai visada palaikau. Tai jeigu kažkas norite atsiųsti tą, ką gaminate, smulkus versliukai ir taip toliau. Jeigu norite atsiųsti čia į dirbtuves, lauktuvių ir panašiai, tai tikrai aš dažniausiai ir nešioju ir panaudoju. Tai padarysiu jau unboxingų, parašykit man į Instagramą, atsiųsiu omnivas. Galite atsiųsti dovanėlį, o aš jau ką galėsiu, tą padarysiu. O žmonės, kurie pamatys, kuriem prireiks jūsų, tikrai susiras jūs. Tai va, pasižiūrėkit, fanai jau papuošė mane. Toliau yra laiškas nuo Elijos. Elija irgi yra mano fanė.
kuri ne tik Colorcamp stovykloje irgi dalyvavo, bet ta, kuri prisideda ir prie kamštukų, liežuvėlių, maišelių kiekvieną kartą rinkimo. Tai tikrai ištikima fanė. Žino, kad mėgstu Oreo. Oreo, bambalai. Ir čia laiškelį parašė. Čia kai stovykloje mes buvom, jinai įteikė, bet po to daug dirbau, tai neturėjau laiko prie siuntų. Sveiki, Monika. Esu labai ilgą laiką jūsų fanė ir labai jūs myliu. Mano svajonė buvo susitikti su jumis ir tai nutiko net 4 kartus. Merginos skaičiuoja. Kaip cute. Man labai patinka jūsų tiktokai. Kai juos žiūriu, mano nuotaika pasikeičia ir iš karto į gerą pusę. Smailiukas. Ir dar jūs pamatysiu stovykloje. Čia nerealu, va, fanė Elija. Žiūrėkit, kokia musmeraitė. Tokia cute. Ar koks čia grybas? Čia musmerė, jo? Myliu, Monika, fanė Elija, Marija. Kaip cute. Ir visus jūsų šitus laiškelius aš kaupiu. Aš įsivaizduoju, kad vieną dieną man šitie laiškai ir jūsų dovanos, žinokit, į muziejų netilps. Ieškokit man patalpų didelių, aukštom lubom. Kai turėsit kokį nors loftą, ar ten jūsų tėvai, ar giminaičiai, ar kažką man duokit, žinot. Geriausia, kad būtų Vilniui. Kas jau norėsit, atvažiuosit į svečius, pamatysit, kiek visko daug esu prikaupusi. Paskutinė dovana ir kaip matau, jinai yra iš Prienų atkeliavusi. Gražioj dėžutėje, aš net nenutuokiu, kas čia yra. Bet žinau, kad Austėja, mergaitė man į Instagram rašė, jog norėtų atsiųsti man dovanų. Tai kažin, ar čia ne jos bus darbas? Tikiuosi nieko neprokirpau. Visada bijau. Barbie! Įsivaizduojat? Dar Barbės trendas šitaip nesibaigs. Mes su jo susirašinėjom. Shop bei Austėja. Taip, gerai prisimenu, mano atmintis dar tikrai veikia. Jinai paruošė man Barbės įvaizdžiui kažkokių dalykų, to ir pasižiūrėsim kokių. Austėja jau nekartą yra apdovanojusi mane Oskariukais, apyrankiam savo rankų gamybos. Tai pasižiūrėkit, kaip gražiai pagamino dėžutę pati, matos priklijavo. Viską nuspalvino. Ir pasižiūrime, kasgi viduje. Kaip gražiai pasižiūrėkit, kokia šaunuolė. Eina savo TikTok, Shop bei Austėja ir Jesbart fan Austėja. Čia mano fanė, fainuolėlė. Tikiuosi, kad esi irgi ir laivė. Įdėjo gražių rožinių papirukų. Ir ten net rožinis pakelis. Pasižiūrim, ką turės dėvėti Barbė. Austėja labai norėjo, kad aš dar vieną video padaryčiau su Barbės įvaizdžiu. Ir pagamino būtent dalykus Barbės įvaizdžiui. O jie tau mergyt, ar nepersistengiai? Žiūrėkit. Čia, kaip matau, turėtų Barbė užsidėti irgi gražų pakabutį. Pasižiūrėkit, koks iš tikrųjų fainas. Dvigubas. O, cool. Čia auskarai. Kaip gražu bus. Nu, laukit outfito, laukit mano derinio su nauja Barbės įvaizdžiu, nes Austėja dar šitos minties nepaleidžia. Saldainukai kaip visada. Čia, džibicą gavau į savo, rožinį dar žiedą gavau. Barbiai, klinkt, rožinė apyrankė, atrodo kaip kristaliukai, labai nice. Kaip čia man tinka. Dar vienas rožinis žiedukas, klinkt, Barbės įvaizdžiai, čia kažkoks labai gražus. Wow. Šitaip, dar Auskaras. Ir Barbė gamerė. Gal tikrai reikėtų su tais GG akiniais kažką ten paprikolint, nes čia tokia biški gamerė Barbė. Tas, kas dažiūrėsit iki galo šitą video, pakomentuokit arba man atsiųskit įvaizdžių, kokios Barbės įvaizdžio norėtumėt. Bendrai sukursim, manau, tiek outfitą, tiek šukuoseną, tiek makiažą. Visi siųskit man į Jesbart Beauty Instagramą savo Barbės pasiūlymus ir kažkokį sulipdysim bendrą Barbės naują įvaizdį. Tai ačiū be galo mano fanams, jūs esat nuostabiausi. Ačiū, kad mane puošite, mylite. Aš myliu jūs abi.